Uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių gatvė apšvietimas gali pasidžiaugti ne tik dar vienu sėkmingai įgyvendintu Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projektu, bet ir jau realiai šio projekto rezultatais. Kaip jau visi puikiai žinome, ar ne, įgyvendiname projektą, tai yra pakeičiant visus seno natrio slėgio šviestuvus į LED technologijas. Džiugu, kad tai mes padarėme pirmieji Lietuvoje. Ir įgyvendinome gerai, tvarkingai, bet vėlgi norime pasidžiaugti ir mūsų pačius. Aišku, mes tikėjomės, bet labai maloniai nustebino pirmą suvedus jau, sakyčiau, praeitų metų ketvirčio rezultatus, ryškiai matosi taupimas. Turbūt visi atsiminsime, kad iki projekto įgyvendinimo Šiaulių mieste švietė kas antras šviestuvas. Tai, kaip žinome, tai pirmiausiai nepriduoda saugumo, eismo saugumo. Tiesa, po projekto galutinio įgyvendinimo gyventojai ir miesto svečiai gali pastebėti intensyviau ir kokybiškiau apšviestas miesto gatves, o apšvietimui įtakos turi ir nauja naudojama technologija. O pakeitus visus šviestuvus į LED, tai dėl jų unikalios technologijos pirmiausiai tai pagerėjo apšvietimas, pagerėjo eismo saugumui situacija. Ir ką duoda LEDai, tai jie koncentruoja šviesą į ten, kur reikia, tai yra, jie nešviečia į viršų, mes jau jeigu pakiltumėm su dronu ar ne iš viršaus, mes matytumėm, kad miestas nėra šviesus, bet jie iš tikrųjų važiuojant keliu, einant taku, jie šviečia taip, kaip priklauso ir apšviestumas yra sukoncentruotas ten, kuris yra reikalingas. Ir kitas momentas, kad šviestuvai skleidžia ne tik šviesą, bet ir susidaro galimybę taupyti. Tai yra galimybė taupyti tamsių paros metu, kada yra taupoma ir galima prigesinti juos iki 70%. Iš esmės ir patys LEDai iš savo technologijas, jie iš tikrųjų taupo pakankamai elektros energijos. Reikia pabrėžti, kad visi Šiaulių miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimo projekto atsipirkimo skaičiavimai atlikti iki projekto įgyvendinimo, šviečiant kas antram šviestuvui. Jeigu skaičiavimai būtų atlikti šviečiant kiekvienam šviestuvui ir būtų lyginami senieji natrio šviestuvai su dabartiniais LED šviestuvais, tai elektros energijos sutaupimas būtų ženkliai didesnis ir siektų daugiau kaip 60%. Turbūt miesto gyventojai jau pastebėjo, jog visi šviestuvai dega, prieš tai degė kas antras. Ir dabar kur yra pagrindinė mintis? Netgi degant kiekvienam šviestuvui per paskutinį ketvirtį miestas sutaupė apie 500 000 eurų. Noriu pasakyti, jog šitie šviestuvai yra labai efektyvūs. Jie ima energijos 4, 5 ar ten dar daugiau kartų mažiau. Kitaip tariant, mums labai pavyko padaryti šitą projektą ir miestas tapo šviesesnis ir tuo pačiu per vieną ketvirtį, o metas yra 4 ketvirčiai, buvo sutaupyta 500 000 Šiaulių miesto gyventojų pinigų, kuriuos bus galima automatiškai nukreipti į kitas sritis. Kitaip tariant, noriu pasakyti, kad mes labai tiksliai suprantame, ką darome ir tą darome kantriai ir efektyviai. Kartais, atrodo, kada tai išsispręs. Visas tas darbas prasidėjo 2018 metais. Reikėjo parengti planą, reikėjo atsispirti nuo visokių bendrovių, kurias siuntė pati valstybė per energetikos ministeriją, visokių pagundų perduoti ūkį mainais už visokius dalykus. Atsispyrėm, patys suskaičiavom, patys padarėm ir turim labai gerą pavyzdį, netgi sakyčiau, visai Lietuvai. Tai eilinis Šiaulių miesto komandos darbas, miestiečių naudai ir tą dalyką smagu pranešti. 1/4, 500 000 ir visas lempos dega. Štai, kas yra Šiauliai. Gal ne veltui mes sakom, Šiauliai šviečia. O kad tikrai Šiauliai šviečia, akivaizdu, nes lyginant 2022 metų ir 2023 metų paskutiniuosius ketvirčius elektros suvartojimas sumažėjo net 566 000 kWh.